Veteranų krepšinio lyga turbūt nedaug žmonių žino, kad tokia pati egzistuoja kaip LKL, kaip nacionalinė lyga, kaip regionų krepšinio lyga. Tai visi po to, kurie, sakykime, buvę žaidėjai arba tie, kurie dar mėgsta krepšinį, yra tokia lyga, veteranų krepšinio lyga Lietuvoje, kur vyksta čempionatai kas 5 metus amžiaus grupėse. Tai prasideda nuo 40, paskui 45, 50, 55, 60, 65 ir šiemet pirmais metais turėjom 70 metų grupės, 2 komandas Vilniaus ir Klaipėdos, tiek iki 70. Moterų turim 3 grupės, 35 amžiaus grupė ir plus, turime 45 ir plus ir turim 50 grupė ir plus. Galiu paminėti, kad veteranų lyga jau susikūrusi pakankamai ilgai. Jau turbūt šis sezonas, jeigu neklystu, yra mūsų 10. jubiliejinis. Taip pat mes dalyvaujam ne tik Lietuvos čempionatuose, bet komandos laimėjusios pas mus pirmasis vietas savo amžiaus grupėse įgyja teisę važiuoti į Baltijos taurę, kuri prasidėjo nuo pernai metų. Pirma organizatoriai buvo estai. Šiemet bus tas čempionatas Latvijoje, Liepojoje ir sekantį metai bus jau Lietuvoje, tai greičiausiai bus Kaune, Vilniuje arba Palangoje. Malonu, kad mes turime šiais metais gerą rėmėją, tet. Džiaugiamės, kad veteranų neužmiršta. Aišku, to generalinio rėmėjos yra dar kiti rėmėjai, neskaitant, kad ir Federacija Lietuvos krepšinio palaiko visą šitą judėjimą, skiria pinigus. Tai be šitų visų paramų mums būtų sunku patiems įsilaikyti ir vystyti šitą judėjimą. Mūsų lygos uždaviniai pirmiausiai tai, kad žaistume, neturėtume traumų, vienas kitą, kaip sakant, netraumuotume, turėtume malonumą žaisdami, dalyvautume tame procese. Tikslai tokie ir sveikos gyvensenos pritraukti žmonės yra. Ir antras, turbūt, sakyčiau, momentas, kad bendravimas. Susitinka pabendrauti, kadangi yra ir profesionalių krepšininkų, yra ir mėgėjų, ir kurie susitinka vienas su kitu, vieniem malonu sužaisti su tais profesionalais, kurie žaidė Žalgirį arba tais laikais Lietuvos Rytas dar vadindavosi Statyba. Sakyčiau, daugiau toksai palaikymas savo sportinės formos ir savo tų įgūdžių, ką turėjo. 18 metų, kai buvau 52 metais, pirmą kartą į Lietuvos jaunųjų rinktinį paėmė. Aš tada telšietis buvau, telšiuosi. Už veteranus tai vis laik po truputį pažaisdavom, bet nebūdavo tokių varžybų, kaip dabar organizuotas visus metus. Būdavo suvažiuojam, susportuojam, pasibičiuliaujam, pabendraujam ir baigėsi. O dabar ir Europos pirmenybės vyksta, pasaulio pirmenybės. Tuo būdu ir Lietuva ruošiasi ir dalyvauja varžybose ir rengia varžybas tokias, kaip dabar labai puiku. Nu, o man dabar kaip veteranui, tai aš tiesiog dar to krepšinį gyvenu ir treniruotės laukiu, ir su vyrais pabendrauju, ir pasportuoju, ir žodžiu, krepšinis gyvenimas. Ačiū Dievui, kad yra tokios varžybos ir kad draugai priima ir dar galiu sportuoti ir kad daug Dievui dar tos sveikatos yra. Aš taip pat sportuoju daug, iš tikrųjų sportuoju 4 kartus savaitę. 2 kartus vakarais ir 2 kartus dieną. Ir žaidžiu už 2 komandas, už 60 plus ir už 65 plus. Tai čia toks krūvis žiemą, tai aš krepšinį žaidžiu tik tai žiemą. Vasarą mano sportas yra tenis. Svarbiausia, tai aš manau, kad čia ne tiek rezultatas svarbu, ar kas kiek čia žaidžia ką, bet svarbiausia susitikti dar, įvertinti, kiek dar mūsų liko, nes jų visą laiką vis mažėja. Kuo toliau, to žiūri jau vienas traumuotas, kitas jau kažkokia liga, viskas ir kiekvienais metais vis kokį 10% atkrenta jūsų žaidėjų. Kas liečia mūsų komandą, tai pas mus žaidžia patys geriausi mūsų 65 metų veteranai Vilniaus. Mes treniruojamės 2 kartus savaitę, atmosfera komandoje puikiai. Be abejo, visą laiką norisi laimėti, kad ir treniruotėje, ypatingai varžybose. Manau, kad mes džiaugiamės, kad mes dar galime pabėgioti, kad mūsų sveikata leidžia, nors būna kartais visokių traumelių. Ir jeigu taip toliau seksis, manau, taip ilgai dar mes vienas kitą ir matysime. Džiugu, kad sugebam dar Panevėžyje surasti 60-mečių tokių
tokio amžiaus Panevėžy tikrai yra sunku surasti, ypač aukšto ūgio. Na, o komanda draugiška, važiuojam, kovojam. Jaunystėje nežaidžiau, o bėgiojau maratoną. Tai įvykdžiau kandidato į meistrus normatyvą ir toliau visą gyvenimą buvau su sportu. Buvau Panevėžio miesto sporto vadovu, dabar jau šiuo metu pensijai, bet dar su sportu nesiskiriu, dirbu klube su garsiom dviratininkėm, tai toks mano sportinis gyvenimas.